Istorija yra vyrų, ir ne bet kokių, o didžiųjų vyrų darbas. Tai yra karvedžiai, valdovai, geriausi imperatoriai, karaliai, na, jau šiais laikais galingi prezidentai, o kartais ir despotai žymiai labiau patenka į istoriją negu eilinis žmogus, o juo labiau moteris. Dėl to, kad moteris neturi vyriškų galių. Jos nekoncentruoja jėgos savo rankose ir jos, jeigu patenka į istoriją, tai jos patenka, pasakykim taip, apsirengusios vyriškai. Taip yra su Žana d'Arc, taip yra ir su mūsų Emilija Pliaterytė. Tai štai turime dvi moteris, kurios vyriškai vaidindamos istorinį vaidmenį užkliūna už istorikų dėmesio. Dažnas tautietis paklaustas apie karūnuotas Lietuvos moteris galėtų įvardinti dvi – Mindaugo žmoną Mortą ir Barborą Radvilaitę. Laimiai, garsių ir reikšmingų moterų būta gerokai daugiau. Lenkijos karūna vainikuotos net 3 LDK žemių dukros. Mūsų moterys pradėjo net 4 Europos dinastijas, per kurias giminiuojamės ir su šiandien garsiausia – Vindzorais. Kai Anglijos karalienė Elžbieta II viešėjo Lietuvoje, istorikai tėvas ir sūnus Alfredas ir Mangirdas Bumblauskai pagrindė net 3 lietuviško kraujo linijas, besidriekiančias į Didžiosios Britanijos karališkąją šeimą. Tačiau moterys reikšmingos ne vien tik titulais. Vienas žinomiausių vardų, tapusių lietuviškojo epo dalimi, kunigaikštienė Birutė. Manoma, kad ji buvo kilusi iš Vidmantų giminės. Vaidilutė, šventosios ugnies garbintoja, pasišventusi seniesiems dievams. Kunigaikštis Kęstutis buvo jau 50, kai išgirdo apie nepaprastą deivės grožį. Tuomet Birutei tebuvo 17. Pasak legendos, kunigaikštis jėga atplėšė mergelę nuo šventojo aukuro ir palydėjo į savo sostinę Senuosius Trakus. Ten paėmė savo ją už žmoną. Senosiuose Trakuose gimė Vaidilutės ir kunigaikščio sūnus Vytautas Didysis. Yra žinoma, kad šeima buvo lietuviška ir vaikams buvo skiepijamos pagoniškos tradicijos. Vaikų šeimoje augo net 6. Kęstutis buvo priverstas kovoti ne tik su Livonijos bei kryžiuočių ordinais, mėginti megzti diplomatinius santykius su vakarų valstybėmis, bet ir kovoti vidaus karą su Jogaila. 1382 metais Jogailos įsakymu Kęstutis buvo klastingai suimtas ir nužudytas. Apie Birutės likimą esama 2 nuomonių. Pasak Vytauto skundo vokiečiams, jo motina buvo paskandinta. Kita legenda tvirtina, kad Birutė grįžusi į Palangą ir toliau atnašavusi pagoniškiams dievams. Su mirties byla turbūt vis tik tai reikia, bent aš manau, kad ta pirmoji versija yra teisingiausia. Už tai, kad Vytautas, kada savo pateikė kryžiuočiam skundą Jogailą, tai yra prieš Jogailą ir Skirgailą, tai čia įvykiai čia yra labai neseni. Ir štai va aš pacituosiu tiesiog autentiškus Vytauto žodžius. Ir po duoto žodžio suėmė jie mūsų tėvą ir jį nužudė. Ir mano motina taip pat nužudė, o ir mane patį jie paėmė į nelaisvę. 1390 metai, 8 metai po Kęstučio mirties ir tuo pačiu po Birutės mirties. Tai aš abejoju, kad Vytautas būtų falsifikavę šitą dalyką. Istorikas gali tikėti šaltiniais. Be abejo, būtų gražiau, būtų tiesiog linksmiau, jeigu Birutė būtų likusi gyva, kad jinai paskui grįžo ir ten kūreno šventąją ugnį toliau. Nes Birutė taip ir liko, jinaigi sūnus krikštijasi, o ji jau nelinkusi į jokį krikštą. Didžiausias Birutės įnašas į Lietuvos istoriją tai romantinė praeities legenda ir sūnaus Vytauto, didžiausio šalies politiko gimimas. Seniausioji žinoma karūnuota lietuvaitė tai Gedimino dukra Aldona, tapusi Lenkijos karalienė. 15-metė Aldona buvo sutuokta su Lenkijos karaliaus Vladislovo Lokietkos Olektinio sūnumi Kazimieru. Šią santuoką Gediminas norėjo sutvirtinti paramą prieš kryžiuočius, o Lenkai dar siekė ir apsaugoti savo žemes nuo plėšiamųjų lietuvių žygių bei susigrąžinti išvestus belaisvius. Faktiškai ta santuoka tai buvo daroma grynai politiniais sumetimais. Abu buvo dar labai jauni ir ji buvo ištekinta. Ten susitarimas žodžiu, kad ten grąžins belaisvius, nes buvo karo stovyje, o čiagi kryžiuočio ordino grėsmė. Ištekėjo ir labai anyta. Labai priėmė jie nesvetingai ir nenoriai. Ir tengi netgi tokia Dlugošo frazė yra, kad negali Lenkijoje būti 2 karalienių.
Ir mane labai keistai nuteikė tokia Dlugošo frazė, kad apie Aldonos vyro Kazimiero motiną, kad mylėjo sūnų daugiau negu motinišką meilę. Karališkoji karūna Aldonos onos galvą puošė tik 6 metus. Vainikuota ji buvo 1333-aisiais, tačiau jaunutei Gediminaitei gyvenimas priešiškai nusiteikusių dvariškių apsuptyje buvo nesaldus, nors pora ir susilaukė 2 dukterų – Elžbietos ir Kunigundos. O jau ir šiaip Aldonos gyvenimas neturėjo būti laimingas, kadangi Kazimieras buvo didžiulis moterų mylėtojas. Aldona garsėjo kaip bažnyčios globėja, tauri ir dosni moteris atsidavusi savo vyrui. Tačiau, pasak Jano Dlugošo, neatsisakiusi ji ir barbariškų papročių. Pasak jo, tai buvę šokiai, muzika ir žaidimai. Net kelionėje ją lydėję muzikantai, nešini būgnais, arfomis, smuikais ir švilpynėmis. Štai tokių nuodėmingų linksmybių metu įvykęs nelaimingas atsitikimas. Tiksliai nežinoma koks. Ir jauna karalienė paliko šį pasaulį. Reikšmingiausia Lenkijoje karūnuota persona tai Sofija Alšėniškė, 4. Jogailo žmona. Kai 1419-aisiais Jogaila tapo našliu, Sofijai tebuvo 17. Supiršti karalių su įtakingos lietuvių giminės dukra mintis kilo Vytautui. Taip Sofija iš Alšėnų, lietuviškos giminės priėmusios stačiatikybę, tapo Sofija Jogailienė. Lenkų dvaras ją priėmė neypatingai maloniai. Tai įsivaizduokit karalienę, kurią vadina Krulova Soņka. Nepaisant dvaro paniekos, amžiaus skirtumo ir net garsiai sakomų abejonių dėl Sofijos neištikimybės, moteris ne tik sugebėjo apginti savo garbę, bet ir iškovojo sostą savo vaikams. Sofija Alšėniškė 4. Jogailienė, tai yra 4. žmona iš Alšėnų giminės. Tai 2 vaikai, nes tas vienas sūnelis mirė gal kokio ar 3 ar 3 metų, o iš esmės jos sūnus Vladislavas, kuris Vladislavas Varnietis žuvo, sūnus Kazimieras labai ilgai valdė ir turėjo gausiai vaikų ir faktiškai 4 Sofijos Alšėniškės vaikaičiai buvo valdovai, tai jau yra labai daug. Valdė vieni Lenkiją, Lietuvą, kiti valdė Čekiją ir Vengriją. Tai va jos vardas iš tikrųjų Sofija Alšėniškė su pagarba didelė tariamas. Išgyvenusi santuokoje 12 metų Sofija liko našle ir pasak šaltinių labai gedėjo karaliaus, tačiau nepamiršo pasirūpinti ir sūnumis. Ir kaip rašo kronikininkai, kad panaudojo amžinai moterų ginklą ašaras. Pasirodo, kad tai būta išmanios panaitės už tai, kad ji vis tik sugebėjo ir kovot už savo vaikų teises į sostą. Kada Vladislavas Varnietis žuvo, nes pasodino tai labai jauną į sostą, tik dėja jos regente nepaskyrė. O po to ir Kazimieras į sostą sėdo. Sofijos sūnus Kazimieras vedė garsios Habsburgų dinastijos palikuonę Elžbietą, o ši pagimdė net 12 vaikų, tarp kurių ne tik 4 valdovai, bet ir šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas. Jogailos ir Sofijos palikuonis valdė Lenkiją ir Lietuvą iki pat Žygimanto Augusto mirties 1572 metais. Jogailaičių valdymo laikotarpis Lenkijos istorikų vadinamas aukso amžiumi. Garsiausia Lenkijos karūna vainikuota lietuvaitė Barbora Radvilaitė. Vienos turtingiausių ir įtakingiausių Lietuvos giminių dukra buvo ištekinta už įtaką ir galia konkuruojančios giminės atstovo, Trakų vaivados Stanislovo Goštauto. Nepaprastai graži, puikiai išsilavinusi, gerų manierų, subtilaus skonio ir tiems laikams itin stilinga Barbora šeimininė laimė džiaugėsi neilgai. Po 5 metų Stanislovas susirgo ir mirė. Istoriniai šaltiniai nesutarė, ar Barbora jaunąjį karalių Žygimantą Augustą pirmą sykį išvydo jau būdama našle, ar dar ne. Tačiau visiškai aišku, kad Žygimantas tuomet dar buvo vedęs pamaldžią, trapę ir deja ligotą Elžbietą Habsburgaitę. Meilė ir aistra netruko įsiliepsnoti. Nuo 1544 Žygimantas Augustas kaip didysis kunigaikštis apsigyvena Vilniuje. Jausmai gražiai vaivadieniai jį nepaprastai suartina su Barboros broliu Radvila Ruduoju ir pusbroliu Radvila Juoduoju, įtakingais krašto politikais. 1545-aisiais, sulaukusi vos 19 metų, dėl kamuojančios širgėlos ir ligos miršta Elžbieta. Meiliai kliūčių nebelieka. Žygimantas apipila Barborą dovanomis. Perlais, papuošalais dovanoja jai tuomet egzotiškų paukščių – gulbių. Apie 1547 metus Barboros pusbroliai pareikalauja Žygimanto nebelankyti Barboros.
Šis pasižada, bet pažado nepajėgia ištesėti ir naktį įsmunka pas gražiąją našlę. Tąnakt užtikę karalių pas Barborą, Radvilos pakviečia kunigą ir įvyksta teisėtos vestuvės. Manoma, kad tuo metu Barbora laukėsi Žygimanto Augusto kūdikio. Tai liudytų ir neišlikęs dailininko Kalkaro paveikslas, kuriame Barbora vaizduojama nėščia, o šalia budi pribuvėja. Barbora išvyksta į Dubingius, o ten dėl išgąsčių įgriuvus luboms įvyksta persileidimas. 1548 miršta senasis Žygimantas, Lenkijos karalius. Dvaras, karalienė Bona ir Lenkijos ponai net neketina pripažinti Žygimanto Augusto santuokos. Žygimantas ilgai kovoja dėl savo teisėto žmonos karūnavimo. Pagaliau, po ilgos kovos 1550 gruodžio 7 dieną Barbora vainikuojama Lenkijos karalienė. Deja, ji jau nepagydomai serga. Žygimantas nesitraukia nuo mirties patale gulinčios žmonos, tačiau 1551 gegužės 8 karalienė Barbora palieka šį pasaulį. Velionės pageidavimu ji palaidota Vilniuje. Gedulinga procesija truko mėnesį. Žygimantas paskui karstą jojo ir sekė pėsčiomis kiekviename miestelėje karštai melsdamas. Barboros Radvilaitės palaikai palaidoti Vilniaus katedroje šalia pirmosios Žygimanto žmonos Elžbietos. Po mylimos žmonos mirties karalius nenustojo gedėti. Jis sakė kambarius išmušti juodų audeklų, visą gyvenimą vilkėjo juodai, o nepajėgdamas ištverti ilgesio, paprašė magą Tvardovskį iškviesti mylimosios vėlę. Taip įvyko pirmasis magijos seansas Lietuvoje. Barboros ir Žygimanto meilės istorija – vienas gražiausių romantinių dokumentinių pasakojimų Europos istorijoje. Juozo Grušo dramoje Barbora Radvilaitė yra kažkokių slaptų Radvilų tikslų, kėslų ar intrigų dalis, ar net įrankis, gražiai pasakius, įrankis kovoje už Lietuvą, už Lietuvos nepriklausomybę. Bet atrodo, kad tai yra šiek tiek ne taip ir kad Barbora Radvilaitei svarbiausia buvo meilė Žygimantui Augustui ir jeigu ją galim pavadinti heroję, tai ne politinė herojė, o meilės herojė. Ir štai ši istorija, man atrodo, ši istorijos pusė, man atrodo, yra žymiai įdomesnė ir teisingesnė. Šalia Barboros iškyla jos anytos, Vario ir Milano kunigaikštytės Lenkijos karalienės Bonos paveikslas. Paprastai įvaizduojama kaip pikta Anyta ar net Radvilaitės nuodytoja. Tačiau tai tik emocijos. Išties, Bona Sforca suvaidino ryškų švietėjos, reformatorės ir net išmintingos politikės vaidmenį. Pirmiausia, tai buvo neeilinio išsilavinimo. Ji buvo gavusi puikų humanistinį išsilavinimą. Ir kada rašoma, kad ten garsus italų humanistai buvo jos mokytojai, kad ten galėjo cituoti Virgilijų, galėjo cituoti Ciceroną, buvo studijavusi šventą raštą, žodžiu, visapusiškai išsilavinus moteris. Ir įsivaizduojat, atvažiuoja, sakyčiau, lyginant su Italija, su Renesanso Italija, atvažiuoja į laukinį kraštą. Atvažiuoja su visu Renesanso dvaru. Ir jeigu mes kalbėsim apie Boną, tai pirmiausia, jie atvežė Renesanso kultūrą. Nes Renesanso gimtinė yra Italija ir už Alpių tai Renesanso tik tai blyškus atšvaitai pasiekė ir mus pasiekė tiek va su karalienė Bona. Bona pakeitė visą tuometinio dvaro gyvenseną, pradedant Renesanso madomis ir baigiant manieromis. Čionykščių ponų šaunumas puotose prisiryti ir prisigerti jai atrodė laukiniai papročiai. Ji diegė ne tik naujas manieras, bet ir naujas ūkio valdymo taisyklės ir be abejo įsigijo aibę priešų. Pirmiausia, jis, sakykime, tas karališkasias valdas. Iki didžiulės valdas ten buvo praskolintos, ten didžiojo kunigaikščio Aleksandro. Faktiškai viskas sutvarkė, viskas tapo, reiškia, karaliaus valdomis. Ir čia Lietuvoje buvo didžiulės valdos, ten tęsiasi nuo Vilniaus iki Platelių kai kur. O jeigu jau kalbėti apie dar vieną dalyką, tai ta didžioji ekonominė reforma, tai yra Valakų reforma. Nes ji pradėjo, faktiškai Valakų reformos išdavoje, LDK žemės ūkis tapo europietiškas. Ir pavyzdžiui, profesorius Gudavičius tai tiesiog Boną vadina finansiniu genijum. Nes po Valakų reformos tai ir derlingumas pasikeičia žemės ir ten, žodžiu, visiškai kitaip. Ir po Valakų reformos mūsų bajorai jau nebenori kariauti. Jau jiem daug geriau išvežti prekes į Karaliaučių, į Rygą ir pardavinėti grūdus. Bona modernizavo ūkį, palaikė pirmųjų verslų, taip vadinamųjų malūnų steigimą, rėmė mokslą ir švietimą. Maždaug apie 1000 žmonių atvažiavo kartu su ją. Tai atvažiavo architektai, atvažiavo skulptoriai, atvažiavo tapytojai, muzikantai atvažiavo.
Nu, žodžiu, iš tiesų, ir štai ką mes turime Renesanso tos žemutinius rūmus, taigi čia jos idėja perstatyti tos rūmus Renesanso dvasia. Nors Bona Sforza mūsų sąmonėje asocijuojasi su Barboros Engėja, tačiau tai buvo galinga ir ryški to meto asmenybė, šiam kraštui nepadariusi jokios žalos ir atnešusi daug naudos. Dinastijų pramočių skirsnį be abejo turėtų pradėti Sofija Alšieniškė ir Jogailaičių dinastija, bet jos svarbą jau aptarėme Lenkijos karalienių skyriuje. Tad dabar atkreipkime žvilgsnį į Sofiją Vytautaitę, vienintelę Vytauto ir Onos Vytautienės dukterį. Senosiuose Trakuose gimusios Sofijos pagoniškas vardas nežinomas. Sulaukusi vos 15, mergelė sužadėta su Maskvos kunigaikščio Dmitrijaus Doniečio sūnumi Vasilijumi. Tai buvo politinė santuoka. Nepaisant to, šeimyninė laimė porai tęsėsi net 35 metus. Būsimą į sosto įpėdinį Vasilijų Sofija pagimdė sulaukusi 44. Sofija liko našle, kai sūnui Vasilijui II tebuvo 10 metų. Ji nedvejodama stojo į kovą dėl sosto. Užvirė permainingas karas trukęs net 14 metų. Per šias kovas Vasilijui II buvo išbadytos akys ir nuo to laiko jis pramintas Vasilijumi Tamsiuoju. Tačiau aklumas netrukdė jam įžvalgiai valdyti Maskvą ir stiprinti kunigaikštystės jėgą. Apie Sofijos galią ir reikšmę liudija faktas, kad būdama 80 ji liko ginti Maskvos nuo totorių, o Vasilijus pasitraukė į pavalgį telkti pulkų. Sulaukė Sofija Vytautaitė tiek metų, tai čia jau genai yra iš tėvo ir be to iš tiesų ir motinos, ir tėvo. Nes motina tai padarė tą dvarą Trakuose iš tikrųjų tokią europietišką. Jau apie motinos vaidmenį kalba vien tai įsivaizduokit, laikotarpis 14 pabaiga, 15 pradžia, kada moters vaidmuo menkas. Kryžiuočių ordinas visaip, Onai Vytautieniai pataikauja, ten dovanoja brangiausias dovanas ir panašiai. Ir netgi, kai ji mirė, buvo užsakytos ordino bažnyčiose gedulingos mišios. Senatvėje, tuo meto papročių, Sofija įstojo į stačiatikių vienuolyną, gavo Sinklitijos vardą, ten ir mirė. Sofija buvo pirmoji tikrai valdžiusi moteris Rusų žemių istorijoje. Ji įliejo Gediminaičių kraujo į Riurikaičių dinastiją. O jos anūkas, Vytauto proanūkis Ivanas Rūstusis, ėmė kelti grėsmę Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Beje, raitelis Maskvos herbe taip pat Sofijos palikimas. Čia iš tikrųjų yra tikras istorinis faktas. Vytauto palikimas Maskvai. Kotryna Jogailaitė, Žygimanto Augusto sesuo, savo motinos Bonos Sforzos meilė nebuvo maloninama. Visas dėmesys buvo sutelktas į sosto paveldėtoją Lepūnėlį Žygimantą. Nors ir puikiai išauklėta, Kotryna piršlių ilgai nesulaukė. Sakoma, kad dėl motinos šykštumo skiriant kraitį. Tiesa, piršlius siuntė Rusijos caras Ivanas Rūstusis, tačiau pavyko santuokos išvengti. Kaip jis sakydavo, kad parinkite man tą, kuri riebesnė ir gražesnė. Toks, nes Ivanas Žiaurusis tai iš viso buvo tokių, sakyčiau, sadistinių polinkių, nu žodžiu, ten buvo nerūmai, o kažkokia irštva tokia nesveika. Nu, bet ačiū Dievui, kad šito neįvyko, nes nežinia, ko būtų viskas baigėsi ten, nes jis ten labai jau tai betodariškai elgėsi su savo šitom žmonom ir ten jau jų gyvenimas buvo be galo nesaldus. Pagaliau Kotrynai pasipiršo Švedijos karaliaus Eriko XIV brolis, Suomijos kunigaikštis Jonas Vaza. Pažintis ir piršlybos įvyko Kaune prie Neries, o netrukus santuoką sostinėje sutvirtino Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Po iškilmių ir prabangių išleistuvių pora išvyko į Švediją. Tačiau čia, kaip piktoje pasakoje, Jono brolis, bijodamas, kad iš jo nepaveržtų sosto, Kotryną su vyru uždarė į kalėjimą. Ten jie praleido net 4 metus. Ten gimė ir mirė jų pirmagimis, ten pasaulį išvydo ir būsimasis LDK valdovas Zigmantas Vaza. Pagaliau, kaip tikroje pasakoje, 1568-aisiais Erikas XIV buvo paskelbtas psichiškai nesveiku, o jo brolis Jonas Vaza karūnuotas. Taip Kotryna Jogailaitė tapo Vazų dinastijos pradininkė, ji palaidota Upsalos katedros Jogailaičių koplyčioje. Apie Cimbarką arba Zimburgę Zemovitaitę Lietuvoje mažai kas yra girdėjęs, o ji labai įtakingos Habsburgų šakos pradininkė, istorijoje vadinta Didžiąja motina. O susipažino Cimbarka labai, sakyčiau, tokiom įdomiom aplinkybėm. Po Žalgirio mūšio Krokuvoje Vavilėje buvo suruošta didžiulė puota. Ir atvyko Ernstas Geležinis, kuris jau buvo našlys, jo pirmoji žmona buvo iš italų kunigaikščių. Ir kaip rašoma, kad jau Cimbarka buvo dieviško grožio. Ir po 1,5 metų atvažiavo ir ištekėjo ir paėmė ją į žmonas.
Cimbarka, tikra Jogailos dukterė, čia tapo įtakingos Europos dinastijos pradininke. Buvo laikoma, kad jau čia jau Cimbarkos vaikaičiai, provaikaičiai, kad imperija, kurio nenusileidžia saulė. Nes vienu tarpu Habsburgai turėjo ir Ispanijos karūną, ir Austrijos karūną, žodžiu. Čia kaip tik tai dar valdė Užjūrio kolonijas, taigi po geografinio atradimo, po Kolumbo kelionės, žodžiu, buvo labai galingi. Cimbarko žandikaulis laikomas Habsburgų skiriamuoju bruožu. Tai yra toks specifinis medicininis terminas prognatizmas. Reiškia, tas apatinis žandikaulis yra gerokai mažesnis už viršutinį. Ir ten, žinot, tas sąkandis labai būna blogas, čia žodžiu labai didelės problemos. Ir pavyzdžiui, vienas iš Ispanijos valdovų netgi nelabai valgyt galėjęs. Čia yra tikra. Ir jau portrete Cimbarkos šiek tiek matyti šitas jau žandikaulis. Netgi sakoma, kad atėjo iki pat, reiškia, 20 amžiaus tas žandikaulis. Tiek apie gediminaičių kraują įlieta į Europos diduomenės gyslas. Būta dar vienos nelaimingos Žygimanto Augusto sesers, Onos Jogailaitės. Jos likimas žiaurus ir groteskiškas, mat būdama jau brandaus amžiaus, 50-metė, ji buvo tekinama už plevėsos perpus jaunesnio ir, kaip manoma, homoseksualių polinkių Prancūzijos karaliaus Karolio IX brolio Henriko Valua. Mačiam nebuvo kur karūnuotis. Praleidęs Lenkijos dvare keletą mėnesių, veltėdis karalius su svita surijo ir išgėrė visas dvaro atsargas, o paskui paprasčiausiai pabėgo. Mat mirus broliui atsilaisvino Prancūzijos sostas. Labai ne komiškai, tragikomiškai pabėgo, tiesiog pro tarnų vartus karalius bėgo, o didikai vejasi ir šaukė, ir kam tu karaliau mus palieki. Po šių vedybų Paryžiaus teisingumo rūmų bokštą papuošė ankstyviausias vakarų Europoje mūsų herbas – vytis. Vėliau Ona buvo ištekinta už Transilvanijos kunigaikščio Stepono Batoro, tačiau šis puikus valdovas šeimyninės laimės jai nesuteikė. Vaikų Ona nesusilaukė. Paskutinioji Jogailaitė 1596-aisiais iškilmingai palaidota Krokuvoje. Moterų vaidmuo buvo visą laiką labai menkas, jos visą laiką buvo vyrų šešėlyje. Aš taip ir pavadinau savo knygos skyrių motinos, žmonos, dukteris. Faktiškai tai buvo kaip pagimdyti palikuonis, užauginti juos ir tuo užsibaigdavo jų vaidmuo. Viena kita, kuri gamtos apdovanota arba palankiai likimų susikloščius, faktiškai suvaidino didesnį vaidmenį. Bet šiaip jau Lietuvos istorijoje moteris į avansceną išeina gal tik tai 18 amžiaus antroje pusėje, kada mes turim jau moteris kūryboje, kada turim tokias iš didikių ryškesnės moteris. Žinoma, buvo viena kita ir anksčiau, bet tiesiog galima suskaičiuoti ant pirštų. Yra garsusis pasakymas šeršelefam. Ieškok moters. Jeigu nori ką nors suprast, tai kažkur už to turėtų slypėti moteris. Tai mes seniai žinom, kad politikoje moteris gali lemti vyrų galvosenas, vyrų idėjas. Ir čia reikia dar mums tokios psichologinės istorijos. Tai moteris užvedant šito kelio. Bet aš kartais noriu labai paprastai sakyti. Šitie mūsų princesių nutekėjimai, ar į rusų žemės, ar į vokiečių žemės, jie padeda užčiuopti kai kada dalykus, kurių tu niekada nesusimastytum. Kad egzistavo kultūriniai ryšiai, kad tos moteris buvo ne tik vaikų gimdytojos ar žmonos ar motinos, bet jos turėjo ir įvairiausių pomėgių ir įvairiausių sugebėjimų. Nu, sakykime, ta Gedimino dukra Anastazija Aigustė Maskvoje. Nu, iki testamentas yra aiškiai mecenatė, galbūt net pirmoji mecenatė Lietuvos istorijoje. Gražioji Varšuvos bažnyčia prie Bastėjos Varšuvos, Onos Danutės fundacija. Tai čia tik pirmus dalykus pastebėjau. Tai man atrodo, kad reikia, viskas priklauso nuo žvilgsnio, į kurį tu žiūri, su kuriuo tu žiūri moteris. Jeigu moteris, tu matai prasmingos veiklos atstovės, tai surasi. Reikia tik įdėmiai pažiūrėti.